Pagrindas stovi Hendelis. Tai yra Hendelis, Bachas. Hendelio muzika parašyta karaliams. Karalių šventėms plaukdavo laivai ir Hendelis, kai gyveno, čia yra Londone rašyti šitie kūriniai. Ir ten laivuose būdavo šitie kūriniai atliekami. Visų pirma, tai yra šou. Tai yra valandos trukmės kūrinys, kuris visas persmeltas fakyrų veiksmu, įvairiom kompozicijom ir įvairiausiais jų prietaisais. Ir mes tikrai siekiam to efekto, kad tai būtų fejerija, kad tas senovinis žanras, kai didikai norėdavo pasilinksminti ir tai yra tiesiog wow, tai yra įvykis, perkelti į Elingą. Man pačiai tai yra didžiausia erdvė, su kuria teko iki šiol tvarkytis, tai aš labai su nekantrumu laukiu fakyrus perkelti čia iš repeticijų erdvių ir pamatyti, kaip tai veikia. O prie Elingo, aišku, tai dera, nes prie pat yra marios. Choreografiškai ypatingas tuo, kad pagrindinė atlikėja yra ugnis. Susijungia žmogus ir gamta. Ir norėčiau pabrėžti dar nepaprastai iškilmingą varinių, pučiamųjų ir mušamųjų skambesį. Tai yra kažkas tokio gražaus, garsaus, vibruojančio. Kadangi aš atstovauju pučiamųjų luomui, labai norėjau šitos kūrinius atlikti, kadangi yra nuostabios aranžuotės. Mes į pagalbą pasitelkėm dar vieną kolektyvą, tai bus Sonorum Brass iš Vilniaus kvintetas, dar bus šio valstybinio teatro mušamųjų kvartetas. Viduramžiai LT fakyrų trupė. Bus naudojami elementai ir judesiai iš jų jau turimų programų. Taip pat dalyvaus Klaipėdos muzikinio teatro baleto trupės šokėja Darija Veriovka. Ji turi pasirodymus daugiausiai per Bacho, tokią kameriškesnę muziką, tad kvies truputėlį pamastyti ir įsijausti iš kitos pusės. Dvasia turėtų būti nepaprastai iškilminga. Kadangi tikiuosi ir meldžiuosi, kad vandens stichija biški susilaikys to vakaro koncerto metu, ugnį atsinešime patys, tiek širdyje, tiek rankose. Susijungs šokis, muzika ir ugnis ir manau, kad bus įspūdingas renginys ir dar tokioje vietoje kaip Elingas, kur aplinkui vanduo, tai tiesiog, nežinau, menas ir stichija bus sintezė. Aš gal nenorėčiau šį kartą žiūrovą kviesti filosofuoti ar kažkaip labai giliai pasinerti, bet pasimėgauti festivalio uždarimu, puikia lokacija ir meistriškais fakyrais, bet jeigu bus noras filosofuoti, tai tam bus vietos.